O šiandienos dienos pulso pasirinkimas buvo kūrinys What You Want Is Gone. Taip, tai kai kurie dalykai būna pradingsta, kai kurie dalykai ir toliau tęsiasi. Ir aš jums žadėjau, kad šiandien turėsiu svečių. Tai tas svečias jau pas mane žadėtas, jis yra studijoje. Ir aš tikiu, kad puikiai jums pažįstamas bus šis balsas iš įvairių skirtingų projektų. Ir tai yra Tomas Vėjas. Labas. Alio, kalba Panevėžys. Čia ištrauka iš reklamos, informacinių pranešimų, kurį leidžiate apie festivalį Iškrovos. Alio, tai ar pavyko, ar geras ryšys? Geras ryšys, matau, kad žmonės žino apie festivalį, perka bilietus, su visokiais nuotykiais čia nepastebėjom, kad išpardėm visus Early Birds bilietus ir kažkaip naujų nebegalima įsigyti, tai vat ką tik sutvarkėm šią problemą. Taip kaip kiekvienas festivalis turbūt neapsieina be tam tikrų pokštų, tai tikrai bilietų dar yra, jeigu ką, tai žinokit, grįžkite į svetainę mūsų Iškrovos.com ir galite įsigyti. Nieko nežinau apie bilietus, mes apie tai nekalbam šitą eteryje. Kaip jums šiaip sekasi, nes jau šioks toks anonsas buvo savaitės pradžioje mūsų kolegų radijoje ir kalbėjote būtent, nes pirmadienį jau oficialiai prasidėjo festivalis, bet, turbūt didžioji diena vis tiek bus šis savaitgalis, tai visai netrukus aš tave pakamantinėsiu apie tai, bet kaip kol kas, jau šiandien turim ketvirtadienį, kaip jau sekasi ketvirtadienis geras. Taip. Pirmadienis buvo turbūt karščiausia diena mano gyvenime, aš prakaitavau 3 litrus neaiškių skysčių ir šiandien jaučiuosi daug geriau. Tai tikrai buvo sudėtinga ir intensyvu, bet išsikroviau, taip. Mums turbūt pavadinimas Iškrovos šiek tiek įgauna netgi turbūt tiesioginę prasmę, nes mes ten vis daugiau dalykų iškraunam iš tam tikrų patalpų, į kitas kartais permetam į kitų metų ir panašiai, bet jo, labai puikiai išsikrovėm, kol kas visus užsiėmimus, renginius, pilna žmonių, labai džiaugiuosi susidomėjimu, viskas sekasi gerai, šiandien palikau komandą be savęs ten dirbti ir be kavos, nes ten mėgstu labai gaminti kavą visiems, tai tikiuosi nesupyks šios dienos lankytojai, kad neras kavos, bet galbūt ras kitų gėrimų. Tai šiaip viskas super, bet dar ne finišas. Tai... Dar ne finišas, tai tikiuosi, kad tavo komanda be kavos sugeba išgyventi. Tikiuosi aš irgi. Man būtų sunku, jeigu to pirmo padelio nėra, tai nežinau, kaip aš ten darbuočiausi. Juokauju, žinoma, bet turbūt tu juokauji taip pat. Kaip čia yra su tais 10 metų? Ar jums šiaip lengva patikėti, kad jau toks kažkoks jubiliejus yra? Na, mes vis dar perskaičiuojam kiekvieną kartą susitikdami, sakom, tikrai jau 10 metų negali būti, ar tikrai? Ir tada aš galvoju, bet tai čia gal vardui 10 metų, bet kaip festivaliui aš jau taip skaičiavau, ar kad 7 maždaug. Tai žodžiu, ta matematika, nežinau, čia esmė kažkiek sudaro, bet kad minimum 10 metų esame kolektyvas, draugai ir partneriai ir visokie padėjėjai viens kito tiek festivalė, tiek gyvenime, tai faktas. Bet, šiaip, svarbus jums tie skaičiai, kažkokius dalykus, nežinau, galbūt kažkokius virsmus net ir žymė, paminėjai tos 7 metus, turbūt esi irgi girdėjęs tą faktą, kad ir žmogaus kūno ląstelės pilnai per 7 metus atsinaujino, tai galima sakyti, kad esi naujas žmogus. Taip pat yra ir rekomendacijos, pavyzdžiui, veiklą, darbo savo keisti kas 7 metus, nes kažkas keičiasi. Tai štai, jau festivalis gyvuoja 7 metus, ar kažkokie kismai vyksta? Taip, tai aš labai juokauju, kad jau viskas nebe alternatyvios muzikos ir meno festivalis, o šiuolaikinio meno muzikos festivalis. Galbūt šiek keisti žodžių sandorą kažkaip pakeis ir patį festivalį, galbūt, bet iš tiesų tai jo, prisiminimo lėjomis pasivaikštome ir prisimėme pirmosius savo tos metus festivalio, tai labai juokinga kartais būna, kartais smagu, kartais nostalgija apima. Tai festivalis, man atrodo, kasmet kinta į kažką tai ir mes kartu netgi su juo keičiamės ir tą kismą dovanojam kitiem ir be abejo visi, kas atvyksta į festivalį, kas dalinasi dalykais, nežinau, dirbtuvėmis, savo menu, pasirodymais, irgi, man atrodo, mus keičia, mes sužinom daug daugiau dalykų, negu to festivalio, pavyzdžiui, neorganizuodami, ne? Tai manau, kad labai įdomu, koks bus kitąmet festivalis. Dar šis nepasibaigė, bet aš jau apie tai jau galvoju. Tai... Kaip keičia galbūt šis festivalis ir Panevėžio veidą? Na, Panevėžio, čia toks klausimas, kur visi turbūt užduoda ir aš niekada neturiu atsakymo, koks tas Panevėžio identitetas. Kas tas Panevėžio identitetas? Ar mes formuojam tą Panevėžio identitetą? Na, mes, pavadinkime, formuojame tikrai Panevėžio įvairovę.
Tai arba alternatyva, arba šiuolaikiškumo dabar jau, ne? Tai aš manau, kad tikrai sukuriam tam tikras erdves, galimybės, skiriam savo laiką ir tie žmonės mums skiria laiką, tai tikrai esame neatsiejami nuo Panevėžio ir šiemet pilna koja kalbam apie Panevėžį, didžiuojamės, kad esame iš Panevėžio arba kviečiame visus į Panevėžį, tai Panevėžys kaip toks miestas, kuris dabar besikeičiantis, besitvarkantis, labai kviečiantis visus įvairius dalykus, tai kažkaip ir mes nemažiau, man atrodo, stengiamės visus tos 10 metų tą patį daryti. Čia nepriklausomai nuo vidinės Panevėžio politikos, visą laiką kitą darėm ir vėliavą nešėm. Tai labai džiugu, kad pagaliau esame priimti, apdovanoti, paglostyti, žodžiu. Tai... Čia tiesiog prieš porą dienų vienas žmogus buvo Panevėžyje ir tiesiog pasidalino keletą nuotraukų su prierašu, kad wow, koks išgražėjęs ir taip seniai, kaip seniai, taip skaniai niekur nevalgiau. Tai taip pat apie kavą galės pasakyti rytoj, kai grįšiu iš krovos. Aišku, ar Tomas nepasakys, ko nors dar savo gražaus. Viskas gerai, meilė savo, labai sveikintinas dalykas. Gerai, pakalbėkim apie tą programą, kuri dabar čia jau visai artėja. Galim ir, manau, kad ir apie šiandieną arba rytdieną, jeigu kažkokių ten išskirtinesnių yra momentų, kurias verta paminėti, ir tuomet jau pereisime ir prie šeštadienio. Taip, tai visą tą laiką, tuos 10 metų mes turbūt formavom tokį savo alternatyvios muzikos, roko, punk roko, kažkas tai intensyvios elektronikos veidą. Šiemet, galiu pasakyti, 10-mečio proga mus okupavo šitie operomanai. Jie dabar kiekvieną dieną turi savo vokalinio tinklo dirbtuves. Pas mus koridoriuose dainuojamos yra operos, kiti visokie šiuolaikiniai dalykai. Aš pats labai laukiu, mes turėsime iškrovų chorą, įsivaizduokite, iškrovų choras. Taip, mes turėsime iškrovų chorą, kuris atliks savo pasirodymą tiek penktadienį. Tai, žodžiu, visą savaitę vyksta būtent vokalinės šitos dirbtuvės ir netgi 2 bus premjeros. Viena premjera tokia, kaip pavadinkime, respublikinė, pirmą kartą Lietuvoje, tik tai iškrovose, laiškai Sofijai, žodžiu, Konstantino Čiurlionio metiniam čia minėti. Tai, žodžiu, tokia įdomi akademinė patirtis turbūt visų laukia ir tokie įdomus eksperimentai, ko galbūt iš iškrovų nelabai galėjote tikėtis. Taip pat kasdien vyksta įvairios dirbtuvės, mes turėjome keramikos dirbtuvės, teatro dirbtuvės, turėjome šiandien yra šokio dirbtuvės, bandau prisiminti ir to penktadienis, ne? Penktadienį mes turėsime turbūt DJ Sagą su savo juostų dirbtuvėm, dar nepaskelbiau, tai dabar galiu pranešti, visi, kas yra Panevėžyje, arba penktadienį būsite, arba šiaip domitės DJ-avimu ir visokia analoginė muzika, tai vat po šito interviu bėgsiu parašyti visiems oficialiai į socialinius tinklus. Bet mes išgirdom pirmieji. Taip, tai dar kažkas penktadienį bus. Man turbūt reikės pačiam atsiversti. Programa tikrai yra didelė, intensyvi, mūsų puslapyje ten galima pasirinkti ir dieną, kurią norite pasižiūrėti, ten viskas labai yra aišku. O be dirbtuvių dar turime keletą performansų. Vienas šokio performansas jau vyko, dar laukia ir šeštadienį. Taip pat turėsime šeštadienį 4 scenas muzikinės, nuo analoginės muzikos iš plokštelių iki tamsių technodūžių, kaip ir tokia mūsų klube būste. Tada pagrindinėje scenoje daug smagaus roko ir šiaip daug juokingų tokių grupių kaip Dideli plaukai, Studio Maruko, Arklio gale. Nu, man tai grupės, kurios turi gerą humorą, pavadinkime, tai tikrai bus labai linksma. O Sodos stage, pavadinkime, tai visko bus nuo eksperimentinės elektronikos, visokių įdomių keistų viražų iki pat hip-hopo. Tai man atrodo, kad kiekvieno skoniui bus galima rasti įdomios, galbūt netradicinės, šiek tiek kitų kampų pakreiptos muzikos. Gerai, mūsų pokalbis jau keliauja palengva į pabaigą ir kadangi čia paminėjote ir grupė Dideli plaukai, kurie, jau pastarosius metus gal truputėlį, sakyčiau, tinginiauja, nieko naujo mes bent jau iki mūsų neatkeliavo, bet susipažinom turbūt su jais dar 2021 metais, kada šis kolektyvas dalyvavo LRT Opus Talento konkurse. O koks jūsų ryšys su jais, kaip suprantu, tai yra grupė, kuri kiekviename iškrovų festivalyje yra pasirodžiusi ir šiemet tradicijų nelaužys. Tai aš manau, kai nebepasirodys Dideli plaukai, galbūt ir festivalis pasibaigs, tai čia mūsų yra kaip sėkmės simbolis.
Tai grupė, nuo kurios turbūt ir prasidėjo festivalis iš esmės, nes aplink jų pasirodymus, koncertus, jų tos grupės nariai, kurie šiaip ir labai daug kitų žinomų grupių dabar yra nariai, kuriuos LRT Opus drąsiai groja. Gal nebūtinai vardinsiu, bet žodžiu, visi šitie nariai taip pat dažnai labai prisideda, kaip tai gali prie Iškrovų festivalio, o festivalis pats yra paremtas bendruomenė. Tai dėl to dideli plaukai yra toks kaip mūsų sėkmės simbolis. Kaip sėkmės simbolis. Gerai. Talismanas mūsų, taip. Tai būtinai kažkaip, kai kalbame apie Iškrovos, jau man mintise pradeda groti jų muziką, tai aš manau, kad taip pat yra ir daugiamečiams Iškrovų lankytojams. Tai gerai, perduodame turbūt linkėjimus šiai grupiai. Čia tu truputėlį ir paaiškinai, kodėl galbūt nėra iš didelių plaukų naujos muzikos, dėl to, kad visi grupės nariai kažkur yra išsiskirstę su kitais projektais. Tai mes girdėjau gandą, kad bus naujas kūrinys. Bet nežinau, čia galim pasakyti. Gandas tai gandas, mes pasiaiškinsim visai netrukus. Ačiū Tomai, kad užsukai į studiją. Žinau, kad visai netrukus turėsi vėl grįžti į Panevėžį, tai linkiu gausmingo savaitgalio. Ačiū tau labai iš pakvietimą ir visiems linkėjimai, lauksime Iškrovose, tik dar noriu padėkoti visai komandai ir labai noriu padėkoti savanoriams. Be jūsų aš tiek paliečių nepagerčiau tikrai. Gerai, ačiū tau Tomai, o mes klausomės didelių plaukų kūrinio, kuris vadinasi Hipis. Yes.